Vos sekmadienį buvo galima pasidžiaugti sniegu, tačiau tik trumpam, nes jau pirmadienį per šalį keliaus šiltasis atmosferos frontas, kuris su lietumi ir teigiama temperatūra greitai viską ištirpins. Nuo antradienio stiprės aukštos slėgio sritis, žymesnių kritulių jau nebus. Naktį ir rytą kai kur reikės pasisaugoti nusidriekusio rūko. Termometrai naktį rodys nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 laipsnių šilumos, o dieną 2-7 laipsnių šilumos. Trečiadienį kritulių tikimybė dar labiau menks. Temperatūra naktį bus nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, o debesuota su pragiedruliais dieną šils iki 1-6 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį taip pat pro debesis pasirodys saulė, žymesnių kritulių neprognozuojama. Naktį bus nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 laipsnio šilumos, pajūryje išliks šilčiau 2-4 laipsniai šilumos. Vietomis naktį tvyros rūkas. Dieną temperatūra ir toliau visai nežiemiška, 2-7 laipsniai šilumos. Penktadienį šiek tiek sustiprės pietinių krypčių vėjas. Kritulių nenumatoma. Naktį kai kur suboluos rūkas. Temperatūra pasiskirstys nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 laipsnių šilumos, o dieną šils iki 2-7 laipsnių šilumos. Šeštadienį numatomos permainos. Atkeliaus krituliai, daugiausia lietus, o sekmadienį jau bus sausiau. Temperatūra išliks panaši. Artimiausią naktį debesuota, daug kur krituliai, vyraus lietus. Bus apie 0,5, pajūryje iki 7 laipsnių šilumos. Rytoj dieną debesuota, daugelyje rajonų lietus, bus apie 2-7 laipsnius šilumos.